paprastų žmonių virtuvėje. Kaip labai skaniai pasimarinuoti svogūnus, galima vėlėtinius naudoti arba visokios kitokios įdomias rūšis, bet man vieni iš skaniausių svogūnų yra saldieji arba baltieji svogūnai, jos iš tikrųjų ir buvau užsiauginus keletą, labai nedaug, bet keletą užsiauginu. Visų pirma, pradėkime nuo to, kaip reikia lupti svogūną. Aišku, vis tiek kiekvienas žmogus tai daro savaip, bet mano fainiausias metodas, kuris lengviausiai po to įpjausto, yra nupjaunam viršų, galima jo irgi nepjauti, žinau žmonių, kurie sakytų, kad šiukštų nepjauti. Mijoliai linkėjimai, bet aš nusipjaunu viršų, nes mes norėsime šiandien griežinėlių ir iš esmės nulupu tą svogūną. Jeigu matau kažkokių negražių dalių ir tą viršutinį sluoksnį irgi reikėtų nusulupti, dėl to, kad jeigu kepat ar kažką darot, tai tokia kaip popierius tampa ir kartais net ir nevalgoma būna. Tai šiuo atveju tikrai čia viskas gražu, čia pasilieku, kad ir pjaustumui labai fainiai šitas dalykas. Ir galėsiu vieną dalį parodyti, kaip supjaustyt, bet kitą noriu parodyti, kaip galima žiedais, pusžiedžiais pasigaminti labai fainą marinuotų svogūnų receptą. Tai turbūt daug kas ir žinot, bet galbūt kažkam bus ir į naudą. Tai svogūnai saldieji tikrai turi tą tokį kitokį traškumą ir apskritai kalbant žmonėm, kurie, pavyzdžiui, negali valgyti svogūnų žalių, labai gerai tinka ir marinuoti ten svogūnai dėl to, kad kažkaip tai tos jų savybės sumažėja, kurios dirgina skrandį. Tai labai paprastas receptas, vanduo karštas. Čia yra kitam patiekalui, kitam rehidravimui vadinu. Tai čia kitam įpilsim iš karto. Gali būti verdantis, neverdantis, nelabai svarbu. Viskas, aišku, pas mane iš šakės, bet tikrai pusę šaukštelio druskos čia yra. Valgomasis šaukštas pusėje. Tada, kaip sakau, galima naudoti bet kokius įdomiausius prieskonius, neįdomiausius, galite iš vis jokių prieskonių naudoti, galima tiesiog biškį pabarstyti prieskonių, čia su kuminų prieskoniai. Galima ir daugiau, nes vis tiek tai tik marinato tas toks poskonis bus. Dažniausiai aš darau be nieko ir čili dribsnių įdėjau. Pagrinde yra ingredientai 3, 4, tai yra vanduo, actas, cukrus ir druska. Cukraus reikia tikrai nemažai. Jeigu įdėjote pusę šaukšto, tai galima netgi 3 šaukštus cukraus įdėti, nes turi būti geras tas balansas rūgštumo, saldumo. Na ir acto čia turėjau senesnio, tai sunaudoju 9% šiek tiek. Galiu viską ir sunaudoti šitas. Pamaišom, kad ištirptų. Skonis neturi būti, kad galėtum valgyti šito daiktą. Šitas daiktas turėtų būti daug stipriau, negu jį galime valgyti. Visi skoniai turi būti stiprus ir jaučiami. Tai šiuo atveju labai stipriai jaučiasi actas. Jo, kadangi piliu 9%, labai daug jaučiasi. Dėsim dar porą šaukštų cukrus. Nebijokit cukrus dėl to, kad tai yra tik tai pasisavinimas kažkoks tai skonio, bet realiai ten kažkokia labai problema, dėl to neatsitiks. Naudoju tą patį šaukštą, bet jisai yra sausas. Daugiau druskos. Kitokį padarysim stipresnį. Ir dar biškį vandens. Ups. Išmaišom, kad pratirptų gerai. Dar kartelį paragaujam. O, dabar geriau. Jaučiasi ir saldumas, ir surumas, ir acto rūgštumas. Mandolina. Tai su mandolina galiu supjaustyti tiesiai į indelį. Kažkas iškris, kažkas ne. Bet nusistatau savo storumą. Skaniau, aišku, yra šiek tiek plonesni svogūnai negu labai stori. Gal kitiems žmonėms labai stori patinka. Bet iš esmės spaudžiu. Žiūriu, koks storumas. Labai geras, tinka. Ir kvapelis geras. Dedu tiesiai. Iki tol, kol galiuko jau nebeturime. Čia jau toks nelabai. Čia vidų irgi galime išimti. Ir visą tą gražų švogūną merkiam į vidų.
vanduo dar yra šiltas, ne karštas, bet tada greičiau jisai pasisavina, nu ir to vandens galėjo tikrai būti daug mažiau. Mūsų svogūnai marinuojasi. Galite uždėti kažką, kad jie būtų visiškai panirę, arba galite pamaišyti kas kažkiek laiko. Aš dažnai įdedu į plastikinį kažkokį indelį arba stiklinį arba plastikinį indelį ir tada uždengiu ir palieku kažkur, nes realiai tai galiojimo laikas tikrai yra ilgas ir jie laikys šaldytuve tikrai ilgai. Ir aišku, skystyje geriau yra juos laikyti. Jeigu matote, kad jie minkštėja, tai galima juos perdėti ir į indelį. Ir laikyti tada jau nebeskystyje, bet reikėtų tikrinti dėl to galiojimo laiko, kad vis dar skanus, viskas gerai su jais.